Sveiki kolegos ir stebintys mūsų puslapį. Šiandieną norėčiau pasidalinti savo įžvalgomis apie stogo arba stogo perdangos apšiltinimo momentą ir dėl ko mes darome jį po fasado apšiltinimo, o ne prieš fasado apšiltinimą, kaip kad jūs matote čia padaryta. Nenoriu čia, kaip sakyti, suvarinėti nei kitų meistrų, nei ką, tiesiog kaiminystį dirbom, pamatėm tokį mazgą ir paprašėm, kad leistų nufilmuoti. Tai leido. Esmė yra tokia, kad manęs dažnai klausia, kodėl mes neuždarom perdangų su stačia gegne, sakykim, o paliekam atvirą, kaip kad jūs matote čia. Ir dėl ko mes visada akcentuojame namo stogo arba stogo palėpės, tai yra perdangos apšiltinimo po eksterjero apšiltinimo darbų. O šitam name labai puikiai matyti, dėl ko taip reikia daryti, o ne prieš fasadui suklijuojant apšiltinti perdangą arba stogą. Prieikime prie tokios vietos ir čia matom perdangą, žmogus apsišildė su lakštinė mineralinė vata, kaip ir viskas gražiai, sukryžminta, tvarkingai, garo izoliacija sudėta ir taip toliau. Bet yra vienas momentas. Kaip matot, perdanga yra apšiltinta prieš sumontuojant termoizoliacinį sluoksnį ant išorinių sienų. Ir kas atsitiko? Kadangi meistrai klijuoja putų polistirolą, faktas, sienos ne visada būna idealios, ne visada lygios. Ir jeigu būna idealios, šitoje vietoje vis tiek yra tepami klijai ir, traukia ten, sakykime, nuo pusės somo iki ten somo su kapeikom, jeigu dar siena kreivesnė, tai gal ir daugiau net. Kas atsitiko šiuo atveju? Kadangi žmogus putų polistirolo dar nebuvo susiklijavęs, jis visą mineralinę vatą praktiškai sukišo iki išorinės sienos. Nei trupučiuko jos neiškišęs, nes jeigu jis iškištų, meistrai kaip klijuoja putų polistirolą, tiesiog jam verčia tuos lapus ir jie to labai nenori. Ir kas gavosi? Šitoje vietoje gavosi tarp lakštinės vatos ir putų polistirolo kokią, nuo 3 iki 5 cm. Gerai. Čia turi būti termoizoliacinis sluoksnis tiek vertikalus, tiek horizontalus tarpusavy susilietęs ir negali būti jokio oro tarpo. Šiuo atveju, kaip minėjau, žmogus vatą iškišo lygiai su mūro kraštu, o kaip ir prieš tai minėjau, putų polistirolas yra klijuojamas ant klijų, tai automatiškai atsitraukia kažkiek nuo sienos ir mes turime tokį momentą, kaip termoizoliaciniai sluoksniai tarpusavy nesusiliečia. Todėl visada sakau, kad tokius darbus, tiek perdangos apšiltinimą, tiek stogo apšiltinimą reikia atlikti po namo eksterjero apšiltinimo darbų. Lygiai tas pats gaunasi, jeigu mes uždarome visą šitą perimetrą stogo su mediena, taip kaip kad čia jūs matote. Lygiai tas pats. Palikite atvirus. Bent jau mes tai visada tikrai tai paliekam ir kada paskui ateinam montuoti termoizoliaciją, mūsų pučiama vata, mes pučiam arba eko, arba tokią pačią mineralinę vatą, tik tiek, kad biri yra. Jinai liečiasi su namo išorės apšiltinimo medžiaga. Negali būti jokių oro tarpelių, nes ten bus kondensatas. Jeigu kažkam kilo klausimų, tikrai pasižiūrėkit, tas pats Parokas, Knaufas ir visi kiti technologiniai mazgai rodo, kad tarp jų negali būti oro tarpo, nes tai kenties ir dėl šiltumo, sakykime, ir kondensatai ir taip toliau. Tai šiandieną mano tokios įžvalgos. Iki kitų susitikimų ir video. Iki.